Labadiena, mėly žiūrovai, su jumis Top Sport A lyga, 8-asis jos turas ir transliacija iš Telšių, kur susitiks šeimininkai Telšių Džiugo futbolininkai ir svečiai Futbolo akademija Šiauliai. Baudos aikštelė, užsikirtimas ir smūgis link vartų. Tokį įvartį mušus, o čia vėl pavojinga Telšių ataka, vienas pats, praktiškai tik iš dešinės gynėjas čia. Smūgis link vartų ir žaidusios lygiosiomis 3-3 ir 1-1. O čia pražanga baudos aikštelėje ir teisėjas rodo į 11 metrų žymą. Jefremovas prasižengia ir Jefremovas šiaip jau turi geltoną kortelę. Stiprus smūgis ir pelno įvartį komandos kapitonas Lukas Ankudinovas. 1-0. Telšių Džiugas pirmauja žaisdami prieš Šiaulių komandą. Rodomos ir per LRT Plus kanalą, tai 15 val. Panevėžys prieš Vilnių per LRT Plus kanalą susitiks. O taip, štai taip, ne, vis dėlto Nauris Petkevičius buvo likęs aikštėje, reiškia. Bet dabar jau jo tikrai nebeliks, be jokių abejonių užsidirbo raudoną kortelę Nauris Petkevičius. Čia pavojinga ataka, iš karto smūgiuoja, nieko nelaukęs ir įmuša įvartį. Telšių Džiugas laimi 2-0 ir šį įvartį pelno Kristijanas Bela. Štai taip. Telšių Džiugas savo namų tvirtovėje rodo, jog Andriaus Lipskiaus legendinis, galime sakyti, planas nepraleisti ir įmušti veikia. Mindaugas Šepas gali pasinaudoti visais savo turimais resursais. Bet žinoma, šis pralaimėjimas skaudus Šiaulių komandai. O čia pavojinga situacija ir įmuša tokį kuriozišką, galima sakyti, įvartį, kur atrodė... O čia dar ir vartininkas susižeidė, galimai į vartų konstrukciją galėjo atsitrenkti. 2-1 pasibaigė šios rungtynės, nugalėjo Telšių Džiugas Futbolo akademija Šiauliai.